Mano troškimas žmonėms gero davė, man jėgų ir galimybę sukelti liaudį ir ne kuriuo nors kitu tikslu, o tik siekiant ją pakelti, kad jį įsisąmonintų ir pasakytų, ar su Rusija, ar su Lenkija ji nori būti susijungusi. Ši teisė, tautų apsisprendimo teisė, jau egzistuoja Europoje, o ji negalėjo būti pareikšta kitaip, kaip tik per išsivadavimą. Kadangi Lietuvai trūksta daugelio sąlygų savarankiškai revoliucijai ir tuo pačiu pasiekimo ko nors patvaraus ateičiai, aš ir norėjau mase padėti Lenkijai, o iš jos reikalauti pagalbos revoliucijai Lietuvoje ir su tuo išsikovoti liaudžiai bent laikiną pilietinių teisių pripažinimą ir anksčiau ar vėliau ji būtų tarusi žodį dėl savo likimo ateityje. Pralaimėtas 1830–1831 metų sukilimas nesužlugdė bajorų vilčių atkurti abiejų tautų respubliką. Kovą tęsė pogrindyje įkurtos slaptosios organizacijos. Demokratinė draugija, kuriai vadovavo Vilniaus medicinos chirurgijos akademijos auklėtinis Pranciškus Savičius ir bajoras Simonas Konarskis, rengė sukilimą prieš Rusijos valdžią. Tačiau sąmokslą caro policija atskleidė, akademija buvo uždaryta, Simonas Konarskis nuteistas sušaudyti, o draugijos nariai atiduoti į rekrūtus. 1849 metais policija susiekė sukilimą surengusią brolių mokytojų Prano ir Aleksandro Dalevskio organizaciją. Nors mėginimai surengti sukilimą nepavyko, slaptųjų draugijų veikla skatino visuomenės priešiškumą Rusijos priespaudai. Rusijai, pralaimėjus Krymo karą, atgimė Lietuvos ir Lenkijos patriotų viltys atkurti šalies valstybingumą. Krašte prasidėjo tūkstantinės manifestacijos, jų dalyviai giedojo religinės ir patriotinės dainas, skelbė krašto išsilaisvinimo ir valstybingumo atkūrimo šūkius. Sukilimo nuotaiką skatino ir prasidėjo valstiečių bruzdėjimai. 1861 metų vasario 19 dieną manifestu caras Aleksandras II panaikino baudžiavą visoje Rusijos imperijoje, tačiau panaikinimo sąlygos nuvylė valstiečius. Jie vis dar turėjo atlikti lažą dvarininkams, o gautą žemę išsipirkti. Kaimuose prasidėjo maištai. Siekdama užkirsti kelią neramumams, Rusijos valdžia didžiojoje Lietuvos dalyje įvedė karo padėtį. Didėjantį įtampą skatino naują sukilimą. Ji ėmėsi rengti net dviejų krypčių grupuotės – Jokūbo Geištaro vadovaujami Baltieji, Antano Mackevičiaus, Kosto Kalinausko ir Zigmanto Sierakausko vadovaujami Raudonieji. Šių sąjūdžių nariai nevienodai įsivaizdavo atkurtos valstybės ateitį, rėmėsi skirtingais visuomenės sluoksniais, tačiau bendras sukilimo tikslas – išsivaduoti iš Rusijos priespaudos nekėlė abejonių nei vieniems, nei kitiems. Sukilimo rengimui vadovaujantys bajorai nesitikėjo prieš panašesnę rusų armiją laimėti vien savo jėgomis. Jie manė, kad prasidėjus ginkluotai kovai, vakarų Europos šalys suteiks karinę pagalbą. Ginkluotas sukilimas prasidėjo 1863 metais sausį Lenkijoje. Netrukus Kosto Kalinausko vadovaujami Raudonieji paskelbė jo pradžią ir Lietuvoje. Platinamuose atsišaukimuose jie kvietė gyventojus sukilti prieš rusų valdžią, skelbė visų luomų lygybę. Į sukilėlių gretas stojantiems valstiečiams suteikė teisę į jų dirbamą žemę. Sukilėlių šūkių, kaip ir 1830–31 metais tapo už mūsų ir jūsų laisvę. Prie sukilėlių jungėsi visų luomų žmonės, apsiginklavę medžiokliniais šautuvais, ištiesintais dalgiais, kovotojai būrėsi miškuose. Didelės pajėgas sutelkė Lietuvos sukilėlių karo vadas Zigmantas Sierakauskas. Jis planavo išplėsti sukilimą visoje Lietuvos teritorijoje ir patekti į pajūrį. Čia tikėjosi sulaukti laivų iš Anglijos plukdomų ginklų. Tačiau ties Biržais sukilėliams kelią užkirto rusų daliniai. Lietuvių valstiečiai didvyriškai kovėsi su gerai ginkluota ir apmokyta rusų kariuomenė. Tik po 2 dienų kautynių caro armijai pavyko pralaužti belgininkų gretas. Po šio pralaimėjimo sukilėliai griebėsi partizaninio karo taktikos. Iš pasalų nedideliais būriais puldinėjo rusus.
atiminėjo iš jų maistą, ginklus, trukdė kariuomenės judėjimą. Kovose ypač pasižymėjo kunigo Antano Mackevičiaus vadovaujami būriai. Kai tik caro armija sumušdavo juos, valstiečių mylimas ir gerbiamas dvasininkas pasakydavo pamokslą ir vėl turėjo šimtus kovotojų. Sukilimo malšinimui vadovavo nauju Vilniaus generalgubernatoriumi paskirtas Michailas Muravjovas. Mėgstamiausia jo bausmė sukilėliams buvo pakarti, todėl gavo Koriko pravardę. Sukilimą Michailas Muravjovas slopino griežčiausiomis priemonėmis. Valdžios įstaigose vietos valdininkus katalikus pakeitė ištikimais stačiatikiais rusais, sustiprino spaudos cenzūrą, liepė sudaryti caro valdžiai patikimų gyventojų sąrašus. Žmonėms net uždraudė nešioti gedulo rūbus. Vien nepranešę apie sukilėlių pasirodymą kaime valstiečiai turėjo mokėti didžiulės baudas. Prieš Lietuvos sukilėlius Rusijos valdžia metė 10 000 karių. Specialiai sudaryti daliniai žvalgė kaimus, miškus, smukles, kelius ir tikrino važiuojančius. Norėdami bauginti gyventojus, baudėjai sudegino ir su žeme sulygino kelis Lietuvos kaimus. Michailas Muravjovas griebėsi ne tik ginklo, bet ir klastos. Gyventojų kiršinimą. Siekdamas atitraukti nuo sukilimo valstiečius, generalgubernatorius pažadėjo apdalyti juos žemę. Žiaurios priemonės pasiekė tikslą. Sukilėlių jėgos seko. Jie pralaimėjo mūšį po mūšio. Raudonųjų ir baltųjų nesutarimai taip pat silpnino sukilėlius. Nesulaukus Europos valstybių karinės paramos, tapo aišku, kad sukilimas pralaimėtas. Dvarininkai ėmė pasirašinėti ištikimybės carui raštus. Norėdamas apsaugoti kraštą nuo represijų, Žemaičių vyskupas Motiejus Valančius pakvietė žmonės trauktis iš sukilimo. Sukilimas baigėsi 1864 metais. Besislapstantys sukilėlių vadai Antanas Mackevičius ir Kostas Kalinauskas pateko į nelaisvę ir buvo pakarti. Budelių paklaustas, kaip verbavo sukilėlius, Antanas Mackevičius atsakė: žadėjau jiems tik vieną dalyką – tėvynės laisvę. Kostas Kalinauskas paskutinėme atsišaukime žmonėms teigė: tik tuomet gyvensime laimingai, kad jūsų sprando nebebus visai Maskoliaus. Rusų valdžia žiauriai nuslopino sukilimą, konfiskavo šimtus bajorų dvarų, nuteisė mirti, išsiuntė į katorgą kasyklas, ištrėmė į tolimas Rusijos vietovės, atidavė į kariuomenę ir policijos priežiūrai 27 000 asmenų. Sukilimo pralaimėjimas sudavė skaudų smūgį bajorijai. Pradėta vykdyti nutautinimo politiką, uždarinėjamos mokyklos, 1864 metais ir uždrausta lietuviška spauda. Žlugo viltys ginklu išsivaduoti iš užkariautojų priespaudos. Tačiau tai tik dar labiau paspartino tautinės savimonės formavimas. Upė tėvynės, tatula miela, tavo vandenis karšti man gesi, stiklinis ledas nekartą kėlė, sraunas verpetas laivelę nešė. Mieliausia upė, tatula skaisti, laukai geltonais kviečiais užberti, kasgi tikėjos, jog reiks jums apleist Turos Obijos vandenį gert.